Labas rytas, draugai mėly. Na, kaip matote, vėl aš miške ir šiek tiek šiandieną kelionė bus kitokia neįprasta. Pasėmiau už tai dabar dviratuką. Todėl kad, matote, už mano nugaros yra šlagbaumas. Aš negaliu įvažiuoti į mišką, todėl kad dabar nevažiuoju į šiaurę. Aš ištyrinėsiu miškus, kurie yra ne taip toli nuo manęs, bet problema yra tame, netoli Stokholmo, kad įvažiavimai į miškus yra uždaryti. Va štai yra dabar įrengta tokia aikštelė, tačiau ten už nugaros prasideda tokia ežerų vilkstinė, kaip pasakysime, ilga ežerų virtinė tokia į vieną liniją susidėjus. Ir kažkodėl, tai matote, įvažiavimas yra uždarytas. Ar tai sezoniškai, ar kaip, nežinau. Tačiau apeiti aplink tos ežerus gana bus man sunku, tai todėl aš pasėmiau dvirką ir važiuosiu su dvirka. Einam, pažiūrėsime į maršrutą. Taigi būsiką palieku čia, pasėmu kuprinę, pasėmu iš savo jachtos kelioninį laivinį dviratuką ir su juo keliausiu aplink tą ežerą. O einame pasižiūrėsime dabar, kaip čia viskas atrodo. Tai yra čia Natur rezervat, reiškia, matote kaip yra. Taip, čia yra virtinė 3 ežerų, bet čia kažkodėl tai parodytas dabar tik tai vienas, bet tai dar vienas yra štai čia, o dar kitas yra štai čia. Bet aš dabar esu kažkur tai čia. Tai reiškia, aš su dviratuku atvažiuosiu į šitą trasą, ir štai važiuosiu aplinkui šitą ežerą. Aš nežinau, neparodyta čia kiek tų kilometrų, čia galima bus paskaičiuoti, bet tingiu. Ir žodžiu, tyrinėsiu šitus miškus, o tai kiek man čia išeina, ieškosiu aš čiagos. Ir bandysiu apvažiuoti visą ežerą. Tai kiek man čia truks, aš nežinau. Bandysiu parodyti, pafilmuoti, jeigu rasiu kažką tai įdomaus. O aš visą laiką kažką tai įdomaus randu, nes vien pati gamta yra jau įdomu. Galbūt nueisiu parodysiu jums šitą ežeriuką. Čia yra nuostabus ežeriukas. Radau jį vakar. Link jo veda štai toks takelis nežymus. Ką čia randame? O čia randame kažkokį tai medinį lieptą. Matyt, čia būna patvinę, tai žmonėm, turistam ir padaryta. Štai toksai praėjimas. Taip, lendam čia. Pažiūrėsime, kas čia yra. Oho, jo, čia yra patvinę. Labai gerai. Taigi, ką mes čia matome? Čia visas ežeriukas yra lieptais. Aš nežinau, ar telefonas pritraukia, ar nepritraukia. Bet čia visas sudalintas į sektorius ir 1, 2, 3, 4, nežinau, kas 100 metrų yra liepteliai. Ir tie liepteliai yra privatus. Reiškia, žvejai išsinuomavo šitą ežeriuką, aš nežinau, iš valstybės ar iš kažko tai, įsirengė savo žvejojimo vietas, įsiveisė čia upėtakių ir štai jie turi tokį grožį. Tai, galima sakyti, privatus ežeras, kurie privačiai įsirengia savo infrastruktūrą, žvejoja. Aišku, telefonas nepritraukia, bet čia prie kiekvieno to lieptelio yra padaryta ir pavėsinė su ugniakuru. Žodžiu, gal paskui sugrįžęs aš parodysiu apie jį plačiau, bet dabar aš nekantrauju sėsti ant dvirkos ir lėkti mišką čiagos. O raktus, kad nesivežiočiau, paslėpsiu štai po šitą eglę, čia kad nepamešiau. Ir nesimato. Atėjęs, aš juos čia rasiu ir viskas bus gerai. Nagi, o dabar ant žirgo ir varau į ten. Labai briedžių mėgiama ir elnių vietelė. Štai keliukas ir jų pėdsakų čia labai daug. O kodėl? O todėl, kad čia yra teka upelis, kurie geria vandenį. O čia yra maitina juos, ten druska, čia šienas, čia kažkokio maisto jiems atveža ir juos maitina čia. Labai gaila, bet turbūt juos čia ir pašaudo. Ką darysi? Toksai jau tas yra gyvenimas, bet gyvūnų čia yra pilna.
O Švedija tuo garsėja. O Čiagos aš dar neradau, bet kelionė tik prasideda. Mano planas buvo pavažiavus kokius kelius šimtus metrų vis bandyti lysti į mišką. Vieną pusę, į kitą pusę ir taip ištyrinėti. Tačiau miškas dar labai šlapias. Dar visur vanduo ir kada ant šitų samanų dedi koją, tai vos ne iki kelių lenda į vandenį. Taip kad neišeina, o kitoj pusėje tiesiog iš vis dar viskas plaukia. Ir įdomiausia tai, kad mes čia esame ant tokio kalno, ant kalno viršūnės. Ir ant kalno viršūnės vis tiek šitiek daug yra vandens. Ir svarbiausia laukuose Švedijoje, šitoje vietoje, kur jau aš esu, sniego jau beveik nėra. Na, o čia jo vis dar yra. Dar ir šiandien lynoja toks negeras oras. Taigi, žiūrėkime, kas čia gausis mums toliau. Na, o toliau viskas taip pat, kol kas situacija nesikeičia. Ir štai, žiūrėkite, viena mažytė čiaga. O štai čia yra mažytė čiagutė. Aš jas paimu net ir tokias, todėl kad jas paimti reikia, todėl kad atėjom tai rinkti čiagos. O čiaga, kaip žinoma, yra parazitinis grybas. Nužudo beržą ilgainiui, tai šitas beržiukas dar yra visiškai jaunas. Taigi, jeigu aš nusimčiau šitą čiagą, tai visiems būtų abipusė nauda. Ir kažkuriam žmogui, kuriam reikia šitos čiagos, ir tam beržui. Jisai galėtų per naują augti. Bet aš negaliu iki jos daeiti, todėl kad aplinkui pelkė. Tad važiuojame toliau. Kaip ir minėjau, čia yra draustinis. Tačiau čia yra apstu štai tokių šėryklų medžiojami žvėris. Štai švedai pasistatė štai tokį namelį. Čia yra koksai 50 metrų. Na ir žvėris ateina čia be abejo pavalgyti ant jauko. Na ir būna sumedžioti. Bet įrangos jie čia prisidėję tai gana nemažai. Einame pažiūrėsime iš arčiau. Štai yra masalas, toksai kvepia, jisai yra iš kažkokios tai medžio dervos. Čia matyti šernai ateina pasikasyti šitą šepetį ar kas, na žodžiu, juos vilioja šitas kvapas. Tada čia yra grūdų. Štai kažkiek tai laiko. Čia saulės baterijom valdoma šita šėrykla, kažkiek tai atidaro ir laiks nuo laiko išpila čia to grūdo, na ir taip žvėris pripratina. Toliau yra druskos, kurią labai mėgsta dėl mineralų žvėris. Štai dar viena saulės panelė, akumuliatorius galingas, visokie judesio detektoriai. Dabar čia garantija ir mane mato jie. Taip, aišku mato, štai ant šito medžio yra matote kamera. Tai dabar ir mane kažkur tai mato šios vietos medžiotojas. O, dar viena kamera. Na, žodžiu, taip jie čia ir medžioja tos žvėris. Na, yra kaip yra, ne? Gal neužpiks, jeigu aš pažiūrėsiu iš vidaus į šitą namelį. Jeigu jį bus galima be abejo įeiti. Štai tokia spina yra. Tai mes gražiai atsidarome ir pabandykime pasižiūrėti. Taip, yra kelios kėdynės. Langelis atsidaro, šautuvas pasistato. Na, ir žmonės laukia žvėries. Taigi užrakinkime atgal štai spyną ir eikime prie dviratuko, važiuokime toliau. Taigi štai kas gavosi. Atvažiavau iš ten į asfaltą ir į plentą. Kodėl taip gavosi? Gavosi todėl, kad aš, kaip jau rodžiau, įeiti į mišką aš negalėdavau, nes būdavo pilnas vandens, o ir čiagos aš neužmačiau nei vienos. Tai todėl aš nukrypau nuo savo
pirminio maršruto aplink tą ežerą ir pradėjau ieškoti kitų vietų, kad įeiti į mišką. Na ir galiausiai aš pasiklydau iš vis ir atvažiavau čia į plentą. Taigi atgal lysti šitą mišką man jau neapsimoka, nes aš jame neradau nei vienos čiagos išskyrus tą pirminę mažytę. Taip kad miškų važiuoti, ieškoti mašinos daugiau kaip ir nematau prasmės. Tiesiog aš plentu dabar važiuosiu kažkur tai ten, rasiu pirminį įvažiavimą į mišką, susirasiu savo mašiną, atsigersiu arbatos ir važiuosiu ieškoti kitų čiagavimo plotų, nes čia labai liūdna, sugaišau labai daug laiko, tačiau labai esu laimingas, todėl kad esu gamtoj, bet čiagos neradau. O tikslas yra čiagi. Ne vienas tikslas, yra 2 tikslai. Apie antrą tikslą šiek tiek vėliau. Kaip gaila, neperdada telefonas viso šito vaizdo. Štai nuo čia tiesiog vertikaliai šita uola eina. Tiesiog vertikaliai, netgi gal minusinis yra kampas. Šiek tiek pasvirė į čia. O šitos eglės jos yra mažesnės už šitą uolą. O šitie beržai, atsiprašau, ąžuolai šalia auga, jie yra mažesni. Tiesiog telefonas, aišku, neperdada viso šito grožio, kaip čia atrodo. Nori, nenori, teks taupyti pinigėlį ant geresnės kameros. Todėl, kad norėčiau jums parodyti visą šitą fantastišką vaizdą, o neišeina telefonas, šito neperdada. Ir ten kaba daug usnėje štai samanų, bet aš jų nelipsiu. Mano tikslas yra čiaga. Važiuoju štai to keliuku, matote mano pirdalėtas stovi. Užmatau šitą beržą, o ant jo labai daug usnėje. Na, galvoju, šitas usnės aš tikrai pasimsiu. Na, matote šitos kasos. Turbūt nelabai, bet šitiva, žali šitiva yra tos kasos. Tačiau prieinu arčiau, o jos kaba per aukštai ir aš jų paimti negaliu. Tada dirsti šitą šoną, žiūriu čiagą. Einu aš iki šito beržioko, apgasarasa mane beržas. Čia ne čiaga, čia tiesiog gumbas. Tai likau ir be usnėje barzdos. Varau link dviratuko, minsiu toliau. O dabar žvejų dėmesiui. Aš radau jūsų rojų. Štai jis. Žvejų rojus. Nors ir parodyta, kad žvejoti draudžiama, todėl, kad čia privati žvejoklė. Tai žiūrėkite. Vau. Ir aplinkui, kaip sakiau, stovi liepteliai. Ir tai yra privatus ežeras, kur žmonės prisileidę žuvies ir čia žvejoja. Bet ne tik žvejoja. Pažiūrėkite, kaip jie čia leidžia laiką. Tai jie čia tą žuvį ir kepa, ir ne tik žuvį kepa, ir arbatą geria, ir ne tik arbatą geria. Žodžiu, čia pas juos viskas yra tvarkoj. Moka švedai gyventi. Moka. Štai pasidarė savo tokį patys. Nors gali ir išsinuomoti 500 kronų, rytoj pasižiūrėsiu, nes man atrodo, kad jeigu čia nuomoja paprastiems žmonėm, tai aš irgi išsinuomosiu. Štai yra nariai, taisyklės. Kažkas tai, žodžiu. Bet vertas dėmesio reikalas. Matyt, reikės atvažiuoti ir išsinuomoti. Nusifotkinau. Tai va. Gerai. Ten kažkur tai nuo pusėje yra mano busikas. Minų link jo. Neįtikėtina. Radau savo busiką. Išvažiavau ten prie kito keliuku. Grįžau iš kitos pusės. Bent jau tą pusę grįžau, iš kurios aš ir turėjau grįžti. Ir neįtikėtina yra
Ne tai, kad aš radau busiką. Neįtikėtina yra tai, kad šitos brangenybės niekas taip ir nepavogė. Nes tai yra antikvaras, didžiulis antikvaras. Aš net nežinau, kelintų metų, kokius 70 turbūt. Tai galvojau, jį tikrai pavogs, jeigu laikysiu jį be priežiūros. Nes jisai kainuoja, labai daug kainuoja. Man jį už dyką atidavė. Na, bet to ką. Jis toliau atlieka savo funkciją, veža mane ir toliau veš. Nes atsigeriu arbatos, kaip jau ir minėjau, važiuoju kažkur tai kitur, nes čia čiagos ir neradau. Ir kaip tik lietus jau apsiramino, tai gal kitame miške man ir pasiseks geriau. Na, o jau arbatos skanumas gavosi, tai žinokite, aš nemoku apsakyti. Aromatas busikė toks, kad atrodo, kad esi rojuje. Čia įsidėjau dilgėlių lapų, aviečių lapų, serbentų lapų, gauromečio įsidėjau ir dar laukinės vyšnios fermentuotų lapų. Gauromečio sakiau ar nesakiau? Na, nesvarbu. Ir dieve tu mano, koks skonis gavosi, žinokite, net prasojo langai. Jo, kadangi aš vis tik tai neradau čiagos, tai prisirinkau štai tokių nors ir nedidelių, bet usnėje samanos va tokių kupetą tokią. Todėl, kad aš jos labai vertinu, aš kada darau usnėje tinktūrą, tai va tokią kasytę, tokią barzdytę aš įdedu į kiekvieną buteliuką. Tiesiog dėl grožio. Nu, vat man tai patinka. Tai jų visą laiką aš prisirenku. Taigi, na, bet kokiu atveju tuščiom negrįžau. Ai, matytumėt kokią skonio arbata. Ir svarbiausia, kiek joje sveikatos, tai nemoku apsakyti. Na ne, dar per mišką vaikščioti yra ankstoka. O visas miškas yra štai toks, pelkė. Tai kojos jau šlapios. Brač, o iš toli atrodė kaip čiaga. Ir dydis, bliombo, įspūdingas būtų buvęs, ne? Gaila, bet čia ne čiaga. Čia tiesiog gumbas. Čia viršų yra usnės, bet nelipsiu per aukštai. Mano tikslas yra, kaip jau sakiau, čiaga. Bet va šitas usnės nukritusias reikia būtinai pasimti, todėl kad jos audra jas šviežias nupučia ir jos visiškai nepraranda savo savybių. Taip kad dedam į kišenę. Nu, kas čia? Ar tik ne čiaga? Nagi einam. Pažiūrėsim arčiau. Galbūt bus pirmoji. Kažkaip tai nesiseka man šiandien. Miškas savo gerybių neatiduoda. Aš jau čia, sakant, nuo vakar. Ne, čia tiesiog augliukas. Štai vilko išmatos. Kodėl vilko? Todėl, kad yra su kailiu. Kailis išmatose. O šalia zuikis. Vat kaip čia jie visi draugiškai gyvena. Ir vėl mane išdūrė. O šitas uoksas, skylė, iš toli atrodė kaip čiaga. Čiagai būdingas toksai juodas pavarvėjimas. Na ir galvojau, kad čiaga prieinu, o čia tiesiog skylė. Na štai pagaliau nedidelė, bet pirma čiaga. Ir štai taip jaunas beržas, visas pažįstas čiagos. Kaip koks vėžys, ne? Na tai vienam jis yra vėžys, o kitam tai yra išsigelbėjimo vaistai. Kažkas atiduoda savo gyvybę tam, kad kitas gyventų. Taigi ir čia yra nedaug, bet man dabar arbatai pasidaryti kaip tik ir užteks. Na ir aišku, čia kažkam tai kitam liks. Taigi reiks susirinkti. O štai ir ką tik išaugusi raudonkraštė pintainė. Kažkaip man sekasi šiandieną ant kitokių grybų, nei aš tikėjausi, bet jie taip pat labai vertingi grybai.
ypač norinti detoksikuoti savo organizmą, kaip kad ir aš šiandieną išėjęs būtent į detoksikaciją. Tai kaip tik dievuliukas man ir pasiunčia šitus nuostabius grybus, kaip tik tam. Fantastika. Blemba, įbridau į kažkokią pelkę. Tai aš jums vaikai pasakysiu taip. Čia jums nešiltoj salėj bickas kočiuoti, tipo sportuoti. Čia rinkti. Čia jau sveikatos reikia. Taip, po mišką dar vaikščioti ankstoka. Šitas miškas panašus labiau į ežerą negu į mišką. Užtat jame tikrai yra apstu. Tikrai apstu usnėjos. Daug usnėjos yra. Iš tikrųjų, nu ir ką. Čiagos, jeigu nerandu, renkame usnėją. Todėl, kad kaip ten bebūtų, tai yra labai vertinga samana, tai natūralus antibiotikas, ypatingai gerai veikiantis kvėpavimo takus. Tai va šiais laikais, kada iš dangaus barstami visi šitie pabarstukai, kurie būtent ir veikia plaučių kvėpavimo takus, tai šita usnėja, šita samana yra pirmas vaistas. Sumaišyti su bet kokia arbataja arba gerti vieną, bet geriau sumaišyti, todėl kad jinai nėra labai skani. Gal, sakykime, labiau yra neskani, bet jeigu ją sumaišai, tarkime, su kažkokia kitokia vaistažolė, tai jos tas pasinaikina, jos tas kartumas arba susimažėja ir savo visai gerite. Taigi jo, čia aplipę tie beržai tomis samanomis, bet aš negaliu prieiti, nes iki kelių vandens. Tai va irgi tenka palikti. Galiu paimti tik tai tas, kurios auga arba nelabai aukštai, arba nelabai giliai. Ir labai šalta, galiu jums pasakyti, kada būdavo -20 ir aš vaikščiodavau po tą mišką, tai kažkaip tai nebuvo taip šalta. Dabar yra pliusas, nu tokia +2 ar kiek, bet ta drėgmė tiesiog per rūbus iki kaulų tas šaltis smelkiasi ir iš tikrųjų šalta. Labai šalta. Na, bet einame toliau. Labai įdomu stebėti iš tikrųjų ir laukinių gyvūnų gyvenimą. Štai, pavyzdžiui, čia yra laukinių gyvūnų takas. Ir ką galima rasti ant šito tako? Galima rasti vilko kakaliuką, zuikio kakaliuką, stirnos kakaliuką, vilko kakaliuką. Čia galbūt ir vilko arba lapės, nežinau, bet va čia tai yra vilko. Čia yra tikrai zuikio. Tai jie vaikšto tuo pačiu keliuku. O kaip jie prasilenkia? Mandagus tie gyvūnai pasirodo tokie yra. Laikosi kažkokiu tai mandagumo taisyklių. Matyt, vilkas, kada eina šito keliuku, zuikio negaudo. Va, dar ir briedis čia vaikšto. Nu, žodžiu, va, čia įdomi. Žodžiu, pas gyvūnus irgi yra kažkokie tai susitarimai. Iš tikrųjų įdomu, kaip jie vaikšto tais pačiais takais, kaip ten tie zuikiai supranta, kada reikia slėptis nuo vilko. Nu, vat įdomu. Labai įdomu. Labas rytas. Pasirodo, šilta naktelė buvo. Buvo daug minusų. Tai ryte atsikėlęs įsijungiau iš karto webastą, nes kavytę gerti buvo šalta. Tai o vakar visą dieną lyjo lietus, buvo šlapia, šalta, žodžiu, negraži diena. Bet šiandieną jau kyla saulutė. Matote? Jau šviesiau. Taigi šiandieną gal bus geriau ir galbūt daugiau rasiu čiagos.
bet kokiu atveju aš esu miške ir viskas yra, matai, va gerai. Tarp kitko, išėjau į 3 dienų detoksikaciją. Ką tai reiškia? Reiškia tai, kad nepasėmiau nei gramo maisto. Tai jau 1 para, 1,5 paros jau prabūta miške be maisto, tik tai su vaistažolėmis, dar liko 2. Tai išvažiavau iš namų šeštadienio vakare, tai sekmadienį prabuvau, šiandieną pirmadienis prabūsiu, antradienį prabūsiu ir trečiadienį jau grįšiu namo. Tiesiog noriu išsivalyti organizmą nuo kažkokių tai blogų dalykų, jeigu jame yra. O iš tikrųjų biškelį silpnai taip jaučiau, kad kažkas tai organizme yra. Kažkokiu tai gal bacilų liekanų ar kažko tai, nes ir sąnariukai skaudėjo. Tai leidžiu organizmui persikrauti, įsijungia badaujant autofagiją, kada organizmas pats suvalgo pažeistas ląsteles, gamina aktyviai naujas ir taip remontuoja savo kūną. Tai taip aš čia dabar ir gyvenu miške, tiesiog džiauriai faina. Taip, netikėtai grįžau namo, todėl kad jau 3 kartą atsitiko toks nemalonus dalykas. Važiuodamas mišku pastebėjau, kad paskui mane susidarė mašinų virtinė. Miško keliukai tai yra tokie siauri, tai aš radęs platesnę vietą sustojau tam, kad tos mašinos pro mane pravažiuotų. Ir kągi, tos mašinos pro mane nepravažiavo, ateina vyrukai ir pradėjo mane, bet jau taip įžūliai, agresyviai klausinėti, ką aš čia darau, kodėl aš čia važinėju. Jiems užkliuvo lietuviški numeriai. Jeigu praeitus 2 kartus aš kažkaip tai išeidavau gražiuoju iš tos situacijos, man pavykdavo įtikinti, kad aš esu gerietis ir su šypsena mes išsiskirdavome. Tai šį kartą šitie žmonės buvo per daug pikti ir mes išsiskyrėme iš tikrųjų piktuoju. Tiesiog man nieko kito nebeliko, kaip pasiųsti juos velniop. Todėl, kad realiai jau jie čia norėjo lysti mano mašiną, ta prasme, jau ėjo vos ne iki muštynių ir, žodžiu, nuotaika buvo sugadinta. Ir aš kaip supratau, jie pradėjo skambinėtis visokiems savo draugam, kad va štai važinė tokia mašina, sekite ją. Žodžiu, aš supratau, kad šitoje vietovėje, kurioje aš buvau nutaręs ištyrinėti, išvažinėti, nieko gero nebus, aš čia būsiu persona non grata, mane visi seks, visi, žodžiu, kabinėsis ir taip toliau. Tai aš nusprendžiau grįžti namo. Labai gaila, kad mes Lietuvoje, užsienio šalyse turime tokią blogą reputaciją. Tai su tokiu liūdesiu grįžau namo, su tokia labai bloga nuojauta, žinote, jausmų širdyje. Žodžiu, bet tikiu, kad viskas bus gerai, nes rytoj važiuoju dar kartą į mišką, bet dabar jau ne čiagos ieškoti, tiesiog pasiėmiau palapinę, sėdu ant moco ir važiuoju badauti, ką pradėjau. Tiesiog taip atsipalaiduoti. Taigi, iki.